Mano vardas yra Tomš Kisenski ir linkiu Jums. Gražios dienos iš Unimas dirbtuvių. Neseniai atsakiau į klausimą, ką artimiausiu metu gaminsiu. Susidūriau su neigiamu atsakymu, nes pasak jų, daikto, kurį galima nusipirkti už 350 kronų, niekas negamins, nebent aš. Ką į tai pasakyti? Juk aišku, kad pramoniniu būdu didelėmis serijomis gaminami daiktai, išskyrus kai kurias išimtis, yra pigesni nei rankų darbo gaminiai. Tačiau tai galima pasakyti apie viską ir su tokiu požiūriu mes nieko nedarytume, tik vartotume ir lauktume mirties. Mes, anksčiau gimę, turime tendenciją į rankdarbius žiūrėti per socializmo prekių trūkumo prizmę, tai yra būtinybę gaminti daiktus, kuriuos centrinis planavimas pamiršo. Tačiau rinkos ekonomikoje pasiūla dažniausiai viršyje paklausą, todėl rankdarbiai nėra priverstinis pasirinkimas, o veikiau hobis. Na, tai kiekvienas hobis kažką kainuoja. Skirtingai nuo daugelio kitų, šis hobis teikia pasitenkinimą ne tik mums patiems, bet dažnai suteikia džiaugsmo ir kažkam kitam. Pavyzdžiui, kai ką nors pagaminame. Ar pataisome. Bet grįžkime prie klausimo. Ar gaminsiu laiptelius, pakopą, ar jei norite taburetę, kurią žinomiausia baldų parduotuvė parduoda. Už 350 kronų. Tai yra pigesnis variantas iš neapdorotos beržo medienos. Lakuota versija iš drebulės medienos kainuoja jau 500 kronų. Tai yra tiek pat, kiek prieš keletą metų kainavo modelis pagamintas iš kietmedžio. Po lako sluoksnių šiandien jau nebeatpažįstu, kokia tai tiksliai mediena. Bet vien pagal svorį aišku, kad tai nėra drebulė ar beržas, kurie pagal informaciją internete sveria nuo 3 iki 4 kg. Tačiau ji taip pat atlaikė buvimą po atviru dangumi kaip laipteliai prie batuto, kuomet dar be apsauginio lako. Kol didmenininkai ar prekybininkai logiškai stengiasi taupyti, mes tikrai netaupysime ant savęs. Panašią taburetę pasigaminsime iš ąžuolo. Nereikia spręsti dėl transportavimo ir pardavimo patogumo, todėl nedarysime kompromisų su išardomomis jungtimis ir nenaudosime nė gabalėlio plieno. Primenu, kad taburetės negaminsime tam, kad sutaupytume, bet dėl malonumo. Tuo pačiu abejoju, ar žmonės gamintųsi ką nors tiksliai pagal instrukcijas, planus ar vaizdo įrašus. Tai greičiau yra galimybė perimti kokią nors techniką ar idėją, kuri vėliau gali praversti kitame projekte. Baigiam filosofuoti, einame prie darbo. Taburetei reikalingi bruseliai, kurių skerspjūvis yra 30 x 40 mm. Aš juos padariau šiek tiek storesnius. Iš jų pagaminau rėmą. Klijuota mediena laipteliams gali būti plonesnė. Originalas yra maždaug 25 mm, tai yra colis, inčas ar, jei norite, pėda. Bruselius išpjoviau iš senų lentų, kurios jau buvo atitarnavusios, bet šiam tikslui pasirodė kaip kokybiškos ir pigios medžiagos šaltinis. Jei, kaip ir aš, apdorosite senesnę medieną, jums reikės lyginimo ir storinimo frezos, liaudiškai vadinamos, obliavimo ir pratraukimo staklėmis. Visada. Pradėdavau nuo vieno krašto, kurį išlygindavau, o tada nuo jo nupjaudavau bruselius, kurių plotis buvo 42 mm. Ištempiau ruošinius iki galutinių matmenų. Kad paviršiaus kokybė būtų kuo geresnė, pasidariau peilius paaštrinti. Tai man kainavo 180 kronų ir rezultatas. To vertas. Peilių nustatymui man padėjo įrankis, kuris naudojant magnetus ir subtilų reguliavimą užtikrina ašmenų lygiagretumą su cilindru. Joks stovintis elementas nėra vertikalus, su pagrindu sudaro 5 laipsnių kampą abiejose ašyse. Šis išskėtimas padidina kėdės stabilumą. Skersiniai pjūviai kampų lengviausiai atliekami su mitriniu pjūklu.
5 laipsniams reikia nustatyti tiek mitrą, tiek nuolydį. Žinoma, tai galima padaryti ir su mechaninė pjūkle, kur 5 kampų nustatome disko nuolydį ir kampinį kreiptuvą. Taip supjaustomos visos stygos. Horizontalios skersinės dalys galose yra tiesiog paprastai nužievintos, tačiau 5 laipsnių kampų reikia nuobliuoti viršutinį kraštą, kad priglustų sujungti elementai, taip pat, kad po rėmo suklijavimo susidarytų lygiai plokštuma skalės tvirtinimo. Originalas šiuo atžvilgiu yra supaprastintas, nes skalės yra prisukamos, todėl jungiamoji plokštuma nėra tokia svarbi. Atskiras rėmo dalis sujungiau naudodamas kaiščius ir klijus. Kaišiavimui naudojau visiškai paprastą įrankį, kuris užtikrina sujungiamų dalių sutapimą. D4 kategorijos klijai leidžia naudoti laiptelį drėgnoje aplinkoje ir jei reikia, net lauke. Klijavimo metu buvo naudojami silikoniniai įrankiai iš Rockler, kuriuos Unimas neseniai įtraukė į savo asortimentą. Pašalinti sukietėjusius klijus nuo nelipnios pagrindo ar teptuko yra tada vieni juokai. Pirmiausia, suklijuojami šoniniai rėmai. Vėliau jos sujungiamos skersiniais. Po klijų išdžiūvimo visus dalis užapvalinau frezą. Ir galiausiai nušlifavau. Taigi, einame prie laiptelių. Iš likusių lentelių suklijavau plokštę. Dėl mažų matmenų naudojau varžtinės spaustukus. Kai kitame projekte klijuosiu didesnę plokštę, mielai jums pristatysiu specialius spaustukus plokštėms tiesiai iš Unimas gamybos. Siūlės ištempiau storisomosiomis staklėmis ir supjausčiau iki galutinių matmenų. Mažesnėme laiptelyje padariau išpjovas. Idealu tam naudoti juostinį pjūklą, bet taip pat gerai galima naudoti tiesioginį pjūklą, stacionarų diskinį pjūklą. Ir žinoma, klasikinį rankinį pjūklą. Idealu vėl pjauti 5 laipsnių kampu, kad viskas puikiai susijungtų. Aš vėl užapvalinau kraštus frezą. Ja taip pat naudojau viršutinės laiptelio angos gamybai. Aptikau šabloną, kurį jau buvau sukūręs anksčiau. Naudodamas kopijavimo žiedą ir spiralinę frezą, galiu lengvai išpjauti vienodus angas patogiam laikymui tiek įvairiose dėžėse, tiek dirbtuvėms skirtose įrenginiuose. Na, o tada vėl seka galutinis šlifavimas. Taip pat viršutinės plokštės su rėmų sujungimui pasirinkau kaiščius, bet ne tiek dėl tvirtumo, tiek dėl padėties nustatymo klijavimo metu. Apatinė plokštė natūraliai nustatoma dėl išpjovų. Laipteliai iš esmės yra baigti. Jau priklauso tik nuo jūsų, ar ir kaip apdorosite medieną. Interjerą gali likti visiškai natūralus, bet net ir ten rekomenduočiau bent jau kokį nors aliejų ar vašką. Kalbant apie gamybą, rekomenduoju vis dėlto šiek tiek ekonomiškai mąstyti, nes kai jau turite nustatytas mašinas, verta iš karto supjaustyti medžiagą kitai kėdėjai. Aprašyme po vaizdo įrašų rasite nuorodas į produktus, kuriuos naudojau gamybos metu. Tikiuosi, kad laipteliai pradžiugins 2 kartus. Gaminant ir naudojant. Tad tegul jie tarnauja jums arba kam nors kitam. Linkiu sėkmės ir laukiu susitikimo kitame Unimas dirbtuvių projekte. O taip, nepamirškite prašau pamėgti, dalintis ir prenumeruoti. Ačiū!